Labas rytas, neseniai atsikėliau. Šiandieną rytas pas mane yra toks ūkanotas su tokiu lengvų rūku. Viskas visa plaukinė pasidengusi rasa. Tai va, tai nieko neskubėsiu, reiks laukti, kol viskas nudžius ir važiuosiu tada, kai būsiu sausas. Bet turiu ką veikti, turiu ir pavalgyti ir reikia dar įsidžiovinti iš vakar rūbus, kurie buvo palikti ant dviračio pakabinti. Ir kurie aišku neišdžiuvo. Pamontuoti video reikia šiek tiek ir vėl turbūt išjudėsiu apie kokią 12 valandą, kaip ir visą laiką, kažkaip man taip gaunasi. Šitą rutiną reikės pakeisti, man rodos, kai prasidės dideli karščiai, reikės važiuoti labai anksti ryte, o per pietus, kai bus labai karšta, reikės kažkur apsistoti kažkokio kavinėje ir ten praleisti 2-3 valandas, tikriausiai montuojant video, kad nereikėtų minti per tuos karščius, kai saulė yra stipriausia ir nudegt gali ir nemalonu minti. Tai va, toks mano planas kol kas, o po to dar pažiūrėsiu, pasiplanuosiu savo maršrutą. Dabar judu jau link Barcelonos ir, galim sakyti, didžiąją tą dalį Ispanijos esu įveikęs, reikės tą likusią tiesiog įveikti dabar ir bus tada kita šalis, bet iš pradžių įveikime Ispaniją. Kadangi vakar važiavau į kempingą, tai man teko nusukti nuo Viduržemio jūros maršruto. Ir man dabar atgal tuo pačiu keliu važiuoti. Norint ten važiuoti, gausiu pirminą gal kokį 10 kg dar prisideda. Tai dabar aš trupučiuką važiuoju kitų maršrutų, nevažiuosiu, praleisiu tokį miestelį. Tas miestelis gražus, kalnuose. Ir toks gana istorinis miestelis turėjo būti. Bet šitą praleisiu vien dėl to, kad pataupyčiau šiek tiek jėgų. Čia irgi visai faina žiūri. Važiuoti šito keliuku grinai pagal jūrą. Kol nėra smėlio, kol keliukas va toks, tikrai faina važiuoti. Ir čia matosi irgi tokie pelkynai aplinkui. Ten daug paukščių visokių matau. Ir vėjas, nežinau, man pučia turbūt į nugarą, arba jo visai nėra čia. Labai faina. Tai ką, važiuojam? Tikiuosi nesikeiksiu šito keliu vėl. Nes, kaip sakiau, čia yra ne pagal tą pripažintą Viduržemio jūros maršrutą. Aš šiek tiek tokią atkarpą, gal kokie 20 km tokią atkarpą važiuosiu kitokiu maršrutu. Ne, nusileidau nuo to pakrantės tokio keliuko, nes jisai buvo labai akmenėtas ir nepravažiuojamas. Tai dabar čia aišku ta pakrantė ir ten tas keliukas eina. O aš važiuoju va šį čia tokio. Ir tikiuosi jis panašus bus toliau. Jau kažkaip pradėjau abejoti iš tikrųjų. Aš nežinau, ar čia pralysiu, nepralysiu. Nu, atrodo, lyg ir pralysiu. Veda per visokius laukus, pievas, vamzdžiai visokiausiai eina. Va, ir išvedė. Ir išvedė ant asfalto. Važiuojam toliau. Štai ir GPS atvedė mane iki šitokio maršruto. Dabar svarbiausia užsinešti dviratį, tenai užsitempti ant viršaus ir persikelti arba pralysti per apačią. Tai tą mes ir padarysim. O šiandieną taip ir bus. Išlindau. Na, ten matau nebėra bortelė, bet dabar čia eit per šitą visą. Nu va, pavažiuosim kelis kilometrus ir pažiūrėsim ir padangų sveikas. O toliau važiuojam šičia.
šiandieną biškį buvo kitokia diena, nes kadangi pradėjau šiek tiek vėliau, išvažiavau iš kempingo apie 1 valandą, tai norėjusi kuo daugiau numinti, dėl to nusprendžiau greitai važiuoti, bent jau 2 valandas, taip praktiškai be sustojimų, tokiu tempu, kad biškuką šiandieną daugiau nuvažiuočiau, kad nereikėtų ten vėl su temom ieškotis nakvynės. Tai va, tokia buvo mano diena šiandien, labai, nebuvo ten intensyviai, nebuvo sunku minti, bet tiesiog be sustojimo iš dviračio kiek nufilmuoju, tiek nufilmuoju. Keliose vietose sustoju, ten bananų suvalgyti, atsigert, vandens nusipirkti, į tualetą. Ir numiniau iki didesnio miesto Castella della Plana, kuriame yra, gana didelis miestas, yra ir senamiestis, ir priemiesčiai. Tai tenai tiesiog suvalgiau pizzą. Pizza pradėna. La pizza. Pizza. Buen provecho. Gracias. Con mucho gusto. Tai va, šitą mano picukė. Apžiūrėjau tą miestelį. Tikrai gražus miestas, gražus senamiestis, šiek tiek ir modernus ir turi netgi savo pliažą. Vat būtent aš ir atvažiavau į pliažo zoną. Nuo to miestelio kažkur apie 10 km reikia važiuoti iki pliažo zonos. Turi labai platų ir gražų pliažą. Visai fainas čia. Tokia ta vat Ispanija. Keičiasi, važiuoji ir stebėsi. Dabar pagalvojęs, kaip pradėjau aš Ispaniją, kai važiavau iš Portugalijos, jinai buvo visiškai kitokia. Kartais atrodo, kad įvažiuoja visiškai į kitą valstybę. Jaučiuosi puikiai, dar nepavargęs, dar galėčiau minti. Šiandien tokia buvo gan faina diena, nebuvo didelio vėjo ir man patinka tokia dienas. Tiesiog važiuoji, buvo lygų, praktiškai jokio pakilimo. Tiesiog mini, važiuoji, mėgaujasi vaizdais. Bet diena nesibaigė, toliau važiuoju iki kito kempingo, dar ten manęs laukia irgi lygus, gražus kelias, kokią, porą valandėlę norėčiau dar pamint, kol išaliksiu vėl, tada reikės stoti, ieškoti parduotuvės, nusipirkti kažką pavalgyti ir ruoštis į kempingą. Ten mačiau daug kempingų, tai išrinksiu tokį gerą kempingą. Va, koks pasisveikinimas įvažiuojant į miestą. Kokie vartai. Gražus. Pilna, bet čia dar tie namai tokie nestilingi, visai negražus. Beje, šitam kažkur miestelėje bus ir mano kempingas. Bet čia tai šitas tai geras. Wow. Šitas tai gražus žiedas. Šitas žiedas yra vienas iš tų gražiausių, kiek kol kas mačiau. O, koks dydis. O čia turėjo pasistengti. Jūs tik pažiūrėkit, jie dar baiginėja čia. Dar net nebaigtas, dar dažo jį visą. Bet ir tai atrodo gerai jau. O, koks įvažiavimas prabangus, tai pažiūrėkit. Ar čia nei mano kempinga? Jo, tu pasižiūrėkit, kempingas ir resortas dar. Tai kurį man čia reikia, čia kuri tai kempingai? Čia. Hola. Hola, ¿está aquí acampado? No. Acampado, ambas no llevan, ¿no? No, recepción. ¿Recepción, información?
Information, camping. Vale, sí. Okay. Gracias. Also, dann sind wir hier, alles abgerechnet, wunderbar. Situacija tokia, kad pasirodo čia yra gana brangus kurortas. Nu, tas kempingas kainavo beveik 50 eurų, 48 eurus norėjo. Aišku, ten jisai tvarkingas, viskas ten 2 didžiuliai plotai ir ten labai tvarkingai viskas atrodo. Bet tikrai 50 eurų nemokėsiu, galima ir viešbutį pasiimti už tokią kainą, arba ne viešbutį, bet kambarį. Kai atvažiavau į kitą vietą ir čia irgi prastesnis žymiai tas kempingas, bet kainuos 26, man taip atrodo. Jo, 26 eurai kainuos, bet jie turi vidinį baseiną, kuriame yra šildomas vanduo. Tai man pasiūlė dabar iš karto eiti, nes dar valandą bet dirba. Iš karto varau pasidedu dviratį arba palapinę pastatau greitai, susikraunu viską ir varau į tą savo vietos dabar ieškau. Va, mano vieta prie pat baseinų. Nu, aišku, baseinas susidarys, čia nieks netriukšmaus, bet mano vieta šičia kažkaip čia keistai. Bet tos vietos nesužymėtos, iš kur čia žinot, kad čia reikės statytis. Nu, taip įdomi. Įdomiai čia. Senas, apleistas. Taigi, aš jau po baseiniuko, pabuvau baseinę biškiuką, labai trumpai iš ten. Pabuvau, nes man reikia į parduotuvę dar nuvažiuoti. Palapinė pastatyta, baseinas aplankytas. Dabar lieka tik nuvažiuoti maisto nusipirkti. Nusipirkti maistuko, pavalgyti ir išsimiegoti. Visas mano toks planas. Ši diena buvo tokia atsipalaidavimo visiškai. Visiškas buvo toksai relaksas. Relaksas buvo visiškai fainas. Labas rytas. Palieku savo kempingą, o čia buvo mano palapinė. Tai važiuoju prie jūros čia šalia. Dar stabtelsiu, išsitrauksiu maistą savo ir pavalgysiu. Štai pavažiavo 100 metrukų ir radau tokią visai nuošalią vietą su vaizdu į jūrą. Ir yra dar padarytas suoliukas toks. Tuose pelkynuose visuose labai daug visokių paukščių yra. Ir gervių mačiau ir kurapkos turbūt, kurios net neskraido, jos tik bėgioja ant žemės, į krūmus visą laiką pabėga. Turbūt girdite kokie garsai. Tai va dabar jau išsivažiuoju į vietovę, kur išvis praktiškai nėra namų. Važiuoju per parką. Šitas parkas laikomas vienu geriausiai išsilaikiusių parkų Valencijos regione. Yra tokios pelkės tarp jūros ir tarp kopų, tokie pelkynai, kur yra gan tokių endeminių žuvų netgi ir labai daug paukščių čia yra, visokių paukščių, visokiausių. Šilta diena irgi, kai važiuoja, tai nesijaučia taip šilta, kai sustoja.
sistemą, gavau biškį tokią žvirkeliuko per tokius miškelius. Per tokius pušynus, galim sakyt. Ir šioks toks pakilimas. Pakilimo neturėjau jau, nežinau, 3 dienas gal. Dabar biškiukai reikėjo pakilt. Šiandieną reikės dar biškiukai kilt daugiau. O dabar turbūt leisiuos į apačią, vėl prie jūros atgal. Man patinka Ispanijoje tokie nacionaliniai parkai šalia jūros. O čia šone miškelis. Tiesiog keliukas yra padarytas toks. Dviratininkams ir pėstiesiems. Ir važiuoja. Karts nuo karto va Viduržemio jūra atsiveria. O taip, norėčiau dabar ledų suvalgyti, atsisėdę šią ant kranto. Tik aišku, ledų su savim neturiu. O artimiausias miestelis dar kokį 10 kilų. Tai teks be ledų apsėti. Šilta jau iš tikrųjų. Ypač va čia, kai važiuoji tarp tų krūmų tokių, tarp tokių miškelių. Saulė šviečia, vėjo nėra praktiškai. Faina. Čia jau sakyčiau vasara, čia jau vasara. Kilom ir užkilom iki to bokštelio. Čia biškį pakilimas didesnis. Ten toli matau kažkokią salytę ir ten labai daug pastatų. Ten kažkoks miestelis saloj. Įdomu, gal nuvyksim pažiūrėti. Tas atrodo tikrai faina. Kad įvažiuoti tą pilaitį, reikia mums į tą senamiestį važiuoti. Tai yra tokios aukštos sienos. Automobiliams nelabai galima. Bet su dviračiu yra toks pliusas didelis, kad tu gali beveik privažiuoti prie pat kasų tenai. O minusas yra tas, kad tu jo neužrakinsi kaip automobilio ir visi krepšiai lieka atviri, jeigu nori eiti. Na štai šitą pilaitį. O šitas pagrindinis herojus yra vėliau papasakosiu. Vienintelė vieta, kur radau prisirakinti, yra prie šito štulpo. Su savo gerulė šitą spyną susirakinau. Ir pasiimsiu pačius brangiausius daiktus. Na ką, jau esu prie pilaitės, taigi užeikime į šitą puikią pilaitę. Taigi šita pilis pastatyta tamplierių. Tai yra toks kaip ir ordinas, kuris saugojo kryžiuočius rytinėje Europoje nuo musulmonų ir nuo kitų grėsmių. Buvo toks laikotarpis, kai Europoje buvo 3 popiežiai, nes tada nepasidalinama buvo valdžia, nebuvo aišku, kam bažnyčia turi paklusti ir susidarė tokia situacija, kad vienu metu buvo 3 popiežiai. Tai vienas iš popiežių, Papa Luna, čia įkūrė savo rezidenciją ir jisai čia savo didžiąją dalį ir praleido. Beje, jisai čia didžiąją dalį praleido tada, kai jis jau buvo praktiškai atskirtas
bet jis vis tiek norėjo išlaikyti savo valdžią ir čia jis kaip tokioj tvirtovėj gyveno. Tuo pačiu metu buvo ir tvirtovė, ir jo rezidencija. Apie šitą pilį aš nieko pats nežinau, tiesiog šiandien važiuodamas nuo kalno pamačiau labai gražią pilaitę saloje, su labai gražių senamiesčių iš baltų namukų. Tai nusprendžiau čia užsukti ir sužinojau tokią istoriją. Papa Luna čia gyveno vienas iš 3 popiežių 14 amžiuje bažnyčios kilimo metu. Tai kaip ir viskas, tokia ta tamplierių pilaitė ir Papa Luno rezidencija. Einam dabar žiūrėti dviratukas, ar mūsų yra vietoje ir reiks minti į kalniuką. Šiaip jaučiuosi dabar atsigavęs, netgi pailsėjęs ir galėsiu minti toliau. 40 km iki šio miestelio miniau ir dar norėčiau kažkur panašiai numinti. Tai dabar kiek tų valandų? Žiūrim, yra 5, kai tikit išvažiuosiu apie 6, pusė 6 išvažiuosiu, tai dar 2-3 valandas kokias galėčiau paminti. Taigi dvirtis stovi, tik tai ar daiktai visi vietai. Man svarbiausia pasižiūrėti, kas čia gali būti iš čia, lengviausia paimti, saulės akinėje vietai. Lyg ir nieko nenukabinta. Nemanau, kad patašės kažkas čia atidarinėjo ir žiūrinėjo, tai netikrinsiu. Dabar leidžiuosi į apačią, ten nusipirksiu vandens ir toliau į kelią. Ir kriauklių daug visokių yra. Wow, čia gali prisirinkti daug ko. Labai gražiai čia alyvmedžiai atrodo, kaip išvalyta viskas. Aš netgi svarstau, kad man reikėtų jaučiu apsistot kažkur tarp jų čia. Tik maistą iš parduotuvės nusipirksiu ir tada svarsiu, o, zuikis. Pirmą kartą nufilmavau, bet su ta kamera ar matysis, nežinau. Nes jau kantrybė trūko man. Visi kempingai yra prie jūros palei pakrantę. Dabar mano maršrutas veda šiek tiek į žemyninę dalį. Tai ten kempingų be šansų. Jokių nėra. Tai kur apsistot? Jeigu valstybė neleidžia laukinio kempingo ir nėra galimybės susirasti nakvynę kažkur tai biškiai aukščiau kalnuose ar ten toliau biškiukai nuo jūros. Tik tai imk viešbutis, o viešbutis vienintelis tenai 80 eurų. Taip kiekvieną dieną 80 eurų pamokė kelis mėnesius. Belen kokią sumą susidaro. Man tas 8 eurų gali išeit, pavyzdžiui, visos dienos biudžetas ir dar kokį 5 eurų gali būti. Ir dar mažiau iš tikrųjų, bet 8 eurų jau nenori mokėti, tai pažiūrėsiu. Spėju, kad gali būti. Šiandieną jau kantrybė trūko. O čia kaip atrodo, jeigu biškį atsivers labiau, parodysiu, kaip atrodo Ispanijos upė. Normali upė. Kažkaip važiuodamas visą laiką pamirštu kažką užvalgyti pastoviai angliavandenių. Ir dabar pajutau tokį jausmą, kurį esu pajutęs 1 ar 2 kartus, kai, aš nežinau, toks šaltas, nedrebulys, bet toks kažkoks prakaitas pradėjo pilt. Ir čia aš spėju yra hipoglikemija, tai yra, kai trūksta angliavandenių kraujyje, tai organizmas jau, išeikvoja savo visas atsargas, o aš biškiuką dar į kalną minu. Tai toks jausmas. Tai kalsiu šokolado važiuodamas, nes aš jaučiu, kad yra pas mane angliavandenių trūkumas. Jaučiu, reikės valgyti dabar.
Važiuodamas pakramsnosiu. Nėra ten kažkas ten blogai, ten ta prasme dar kažkas. Bet aš jaučiu toks jausmas, keistas toks jausmas. Aš ten mint galiu, viskas tvarkoj, galva nesisuka, viskas gerai. Tik toks keistas šaltas prakaitas. Pila. Na va, vėl jėgų gavau. Sukirtau, ne visas ten buvo šokoladas, bet beveik visą tą plytą. Ir pabiški viskas vėl gerai. Tai dabar iki miestelio 4 kilometrai. Nusipirksiu maistuko. Va, kaip atrodo ispaniška upė. Jums norėjau parodyti. Va. Dar nėra net vasaros karščių, dar nėra. Mat kaip atrodo upė Ispanijai. Mes šiauriau gyvendami turim būti dėkingi irgi, kad turim vandens normaliai. Na, miestelis toks savotiškas. Čia kažkoks prekybcentris. Pabandysiu šitam, nesu niekada buvęs. Draugelis. Na, įdomu, tokį miestelį čia privažiavau. Visiškai vietinių miestas. Kažkokia fiesta ten vykom centre. Keli jaunimas, toks grinai būgnus muša. Taip, dabar bandau apvažiuoti šitą miestelę. Ir ieškosiu ten kur nors laukuose, kur palapinę pastatyti tiesiog. Jau saulę žiūriu. Leidžias, kaip tik pats tas bus man. Tiesiog gilindau į tokius... O, čia yra alyvmedžiai auga. Čia yra labai gera vieta. Tenai girdisi kaip ūžia greitkelis. Nu, bet toks civilizacijos jausmas nebus visiškai nuošaly. Tik tai man nepatinka, kad čia yra tie tokie va dygliai čia. Tai man tai nepatinka. Tai galvoju, arba čia statyti kažką, bet čia yra drėgna. Arba tiesiog išvažiuoti iš čia ir po kokių alyvmedžių pastatyti. Čia irgi tokia va drėgmė yra po apačia. Čia tokios kanopas kažkokios. Kur čia tas kanopas? Pavyzdžiui, čia kažkur mažiau drėgmės ir galėčiau jau statyti. Ar čia kiaulės vaikšto? Ir čia yra tosgi kiaulės, tos jamon, kurios atvaro ir valgo tos gilius nukritusius. Dėl to jos ir yra tokios riebios ir skanios. Nes tokios kanopos čia gerai išvagotos. Tai blemai, jas čia iš ryto paleidžia gal? Gal dar pavažiuot. Nu čia jau nematau, kad būtų va čia. Išmyniota tiek daug kaip ten buvo. O šitas šeimininkas nemaitina taip stipriai tų kiaulių. O kiek tų zuikių eina savo. Bele kiek. Nu blem, o čia. Čia taip nėra šlapia. Kur man dabar pasislėpt, kad... Nu, mat, dviratukas čia. Palapinė bus kažkur čia. Tai va, viskas yra palapinė pastatyta. Čia yra paremtas
į medį dviratukas. Girdėjau, kad tenai traukinys pravažiavo, ką tik tie greitieji traukiniai. Tai praužė. Buvo tylu ir pravarė. Tai iš vienos pusės autostrada yra ten už kokią, nežinau, kelių šimtų metrų. Ir už kelių šimtų metrų iš kitos pusės autostrada yra iš ten. O iš anos pusės yra geležinkelis ir greitieji traukiniai pravaro. Tai tikiuosi naktį nepabudins manęs. Bet girdėjau garsų visokių jau. Šunys loja kažkur ten iš toli. Kars nuo karto paukščiai tokie suklikė. Tai įdomi patirtis. Tai gerai, dabar man reikia pavalgyti, nes praktiškai po burgerio tenai tik šokoladą valgiau. Tai dabar bus vakarienė ir miegučio. O jeigu nebesutiksim, tai iki rytojus turbūt. Rytoj atsikelsiu, parodysiu, papasakosiu, kaip sekėsi pirmoji naktis tokiam laukiniam kempinge. Ir pratęsime kelionę toliau iki Barselonos. Iki.